vardas yra Adamas ir man yra 12 metų. Ir aš pabaigsiu investuoti savo vaiko pinigus. Tai aš nusprendžiau pirkti JPQ. Aš jau kalbėjau apie šį fondą, bet šį kartą aš pirksiu JPQ US. Jis yra lygiai toks pat kaip JPQ EU, bet jis yra prekiaujamas JAV biržoje. Kodėl aš perku JAV biržoje? Nes aš pamačiau, kad aš jo tik turiu 8. Pagalvojau, nusipirksiu dar 2, bus gražus skaičius 10. Primenu, kad šis fondas investuoja į Amerikos technologijų kompanijas ir kas mėnesį moka dividendus. Tai nueikime į prekybą, susirandam JPQ US, JP Morgan. Tai aš pirksiu 2. Bus $53. Pateikite pirkimo nurodymą, patvirtinkite pirkimą ir viskas. Nusipirkau. Tai grįžtame atgal į profilį ir parefreshinsim. Aš netyčia nusipirkau JPQ EU, bet tai yra nieko tokio, nes šitie fondai yra praktiškai tokie patys, bet, gaila, norėjau turėti 10, bet aš iš to turiu gražų skaičių 15. Bet aš dar matau, kad aš turiu $66, tai aš galiu nusipirkti JPQ US. Dabar pasižiūrim, ar tikrai JPQ US, kad nepadarytume vėl tokios pat klaidos. Vieną tai tik galiu pirkti, pateikite pirkimo nurodymą ir viskas. Nusipirkau. Dabar sugrįžtam. Parefreshinam. Dabar aš tik turiu $7, o turiu 9 JPQ US. Jums patiko šis video, spauskite like ir subscribe ir sekite mano investavimo kelionę. Viso!